Žaidimo taisyklės 2 epizodas. Užsakymas pateiktas. Kaip pasitikėti ir leisti manifestacijai veikti. Įsivaizduok savo gyvenimą kaip didžiąją teatro sceną. Kiekviena scena, kiekvienas veikėjas, kiekviena dialogo eilutė. Visa tai suderinta pagal vaidmenį, kurį tu prisijimi. Jei prisijimi sėkmingo žmogaus vaidmenį, gyvenimas turi parodyti žmonės, kurie tave sveikina, aplinkybės, kurios pagerbia tavo sėkmę ir įvykius, kurie ją užtikrina. Jeigu prisijimi vaidmenį to, kuriam nesiseka, gyvenimas parodys žmonės, kurie tave ignoruoja, aplinkybės, kurios vargina ir įvykius, kurie stabdo. Tačiau tikrasis klausimas, kodėl prisijimi šį vaidmenį, jei giliai savyje tiki, kad nesi vertas sėkmės. Tu ir prisijimi nevykėlio vaidmenį. Jei tiki, kad pasaulis tau priešiškas, tu automatiškai tampi aukos vaidmens aktoriumi. Jei tiki, kad dėl visko reikia kovoti, tu kasdien iš naujo kuri kovotojo sceną, kur visada laukia kliūtis. Šitie įsitikinimai yra nematomi, bet jie kaip scenarijus, pagal kurį tau paskirstamas vaidmuo. Ir kol nepakeiti įsitikinimo apie save, kol nekuri naujos istorijos, kas tu esi, spektaklis kartojasi. Todėl tikrasis darbas nėra keisti aplinkybės. Tikrasis darbas pastebėti, kokį vaidmenį esi priėmęs iš savo įsitikinimų. Ir tada drąsiai pasakyti, aš nebevaidinu šito vaidmens. Aš nebevaidinu šito vaidmens. Nes gyvenimo scena nėra tavo priešas. Ji tik parodo tau, kuom tiki esąs. Ir vos tik pakeiti įsitikinimą, visas spektaklis pasikeičia. Teatro scena su tavim nesiginčija, ji tiksliai seka tavo nurodymais. Vos tik viduje žengi į naują vaidmenį, spektaklis prisitaiko, dekoracijos pasikeičia, veikėjai ima elgtis kitaip. Šis pokytis neužtrunka metų, jis įvyksta akimirksniu. Vaidmuo, kurį prisijimi dabar, yra tas, kurį gyvenimas atspindi dabar. Daugybė žmonių švaisto savo gyvenimus, bandydami pakeisti išorinę sceną, bet jie niekada nekeičia savo vaidmens. Jie bando pakeisti dialogą, bet išlaiko tą pačią tapatybę. Tačiau spektaklis negali pasikeisti, kol aktorius nepasikeis, o aktorius esi tu. Galite norėti kitokios istorijos, tačiau kol neįsisavinsite naujos vidinės būsenos, istorija kartosis. Šios tiesos grožis yra tas, kad būseną galite pakeisti akimirksniu, bet kuriuo momentu galite atsisakyti seno vaidmens ir pasirinkti naują. Daktaras Joe Dispenza jau daug kartų tai įrodė moksliškai ir tai jau senai nebėra jokia mistika. Galite nustoti sakyti, aš esu tas, kuriam nesiseka, ir pradėti sakyti, aš esu tas, kuris klesti. Ir vos tik tai padarysite, scena pradeda pertvarkyti save. Galite manyti, kad tai per daug paprasta, kad gyvenimas reikalauja daugiau pastangų, daugiau veiksmų, daugiau planavimo. Bet ar dar neįrodėte savo, kad veiksmas be vidinio pokyčio veda į nusivylimą? Kiek kartų sunkiau dirbote tik tam, kad pamatytumėte, kaip kartojasi tie patys rezultatai? Taip yra todėl, kad būsena nepasikeitė. Vidinis žmogus liko tas pats. Ir kol tai neįvyks, išorė negali paklusti. Tikrosios pastangos slypi ne išoriniam veiksme, o vidinėje prielaidoje apie save. Istorijoje, kurią kalbate viduje apie save. Vos tik prisiimate naują būseną, veiksmai kyla natūraliai, be kovos, be spaudimo. Pastebite, kad judate taip, jog jūsų pasirinkimai atneša pasitenkinimą. Ne todėl, kad privertėte save, bet todėl, kad jau priėmėte tą tiesą. Įsivaizduokite vaiką, apsimetantį gydytojų. Vos tik jis paima žaislinį stetoskopą ir sako, aš esu gydytojas. Jis pradeda vaidinti. Jo judesiai keičiasi. Jo kalba pasikeičia. Jis tiki savo vaidmeniu tą akimirką ir visas pasaulis aplink jį prie to prisitaiko. Jūs šypsotės, žaidžiate kartu. Ta akimirka vaikas iš tiesų yra gydytojas. Tai ta pati jėga veikianti jumise. Tik skirtumas tas, kad jūs pamiršote, jog tai yra žaidimas. Pakartosiu dar kartą. Atidžiai klausykite. Tik skirtumas tas, kad jūs pamiršote, jog tai yra žaidimas. Pamiršote, kad vaidmenys, kuriuos prisiimate, yra pasirinkimai. Pradėjote manyti, kad tai nuolatinės tapatybės, bet jos tokios nėra.
tai tik prielaidos. Ir vos tik priimate naują tapatybę, naują istoriją apie save, gyvenimas ima tai atspindėti. Štai kodėl niekada neturėtumėte nuvertinti savo vaizduotės galios. Ji nėra tinginiavimas ar fantazija. Tai pats kūrybinis veiksmas, tai absoliuti tikrovė. Taip, vaizduotė yra pirminė absoliuti tikrovė. Paklausite, kaip tai gali būti? Taip, vaizduotė yra pirminė absoliuti tikrovė. Ne išorinis pasaulis, kas yra veidrodis, kurio funkcija yra atspindėti. Daugelis mano, jog tai absoliuti tikrovė. Ir jie netiki tuom, ko negali pamatyti akimis ar paliesti. Be vaizduotės neturėtumėte nei vieno įsitikinimo ir jokios istorijos apie save. Nieko. Kai ką nors įsivaizduojate ir priimate tai kaip tiesą, jūs jau pradedate kurti. Visata iš karto pasilenkia, prideda savo ausį prie jūsų ir klausosi naujos istorijos, naujų nurodymų. Neatmeskite to, nelaikykite nereikšmingų procesų. Vaizduotės akimirka, jei ji jaučiama ir priimama, yra fakto gimimas. Vaizduotė yra pirminė ir galutinė tikrovė. Įsivaizduokite, kad pasėjote sėklą į dirvą. Jūs žinote, kad augalas jau gyvas. Jūs nekrapštote sėklos kas valandą, kad patikrintumėte, ar ji auga. Jūs tiesiog žinote, kad ji gyva. Ir būtent todėl galite ramiai laukti, kol ji pasirodys paviršiuje. Sėkla buvo gyva tą akimirką, kai ją pasodinote. Taip pat ir jūsų troškimas yra gyvas tą akimirką, kai jį prisiimate savo kaip faktą, kaip absoliučią tiesą apie save. Jeigu galėtumėte nurimti šioje tiesoje, jūs niekada daugiau nebesijaudintumėte, nebebijotumėte, nebeabejotumėte. Nes žinotumėte, tą akimirką, kai pareiškėte troškimą, jis jau jūsų. Išorė gali to dar neatspindėti iškart, bet ji neturi kito pasirinkimo. Ji privalo parodyti tai, ką jau prisiėmė viduje. Pasaulis privalo tai atspindėti, taip pat užtikrintai, kaip veidrodis atspindi jūsų judesį. Pagalvokite apie sapną. Pabudę galite prisiminti, kaip vaikščiojate po namus, bendravote su žmonėmis, jautėte emocijas. Visa tai atrodė tikra, kol buvote sapne. Ir vis dėlto viskas atsirado akimirksniu, kai užmigote. Sapne jums nereikėjo statyti namo plytą po plytos arba laukti metų, kol užaugs veikėjai. Pasaulis atsirado akimirksniu, nes jūs jį priėmėte vaizduotėje. Ta pati jėga veikia ir jums pabudus. Skirtumas tik tas, kad manote, jog dienos tikrovė yra fiksuota ir nekintama, bet ji nėra labiau fiksuota nei sapnas. Ji taip pat kyla iš prielaidų ir vos tik pakeičiate prielaidą, istorija apie save turi pasikeisti. Todėl nebūkite drovūs savo vaizduotėje. Nustokite manydami, kad tai per drąsu ar per daug. Gyvenimas yra begalinis ir viskas yra įmanoma. Vienintelė riba yra jūsų tikėjimas. Jei išdrįsite priimti didesnį gyvenimą, jis jau jūsų. Jei pasakysite, tai yra mano tapatybė dabar. Ši tapatybė akimirksniu atgyja ir pasaulis turi jai paklusti. Tai buvo antroji žaidimo taisyklių serija. Jeigu nori išgirsti daugiau apie manifestacijos veikimo principus, paspausk like, pasidalink su draugais ir susitinkame kitoje serijoje. Taip pat kviečiu prisijungti prie manifestacijos grupės, kurioje plačiau kalbėsime apie sąmoningos kūrybos principus. Nuorodą rasite aprašyme. Iki.